balta mišrainė yra ne garnyras, o pagrindinis patiekalas. Kitas dalykas, toks net atrodo elementarus, rinkitės liesą majonezą tiesiog silkutį. Ta prasme, jisai skonio tikrai yra panašaus. Esu turėjus savo kelis tokius labai mylimus pacientus, 60 plus vyrus, kur mes ten tiek ginčiamės vien, kad pabandytų jie tą majonezą. Ir po to valgo ir sako, tikrai viskas čia su juo gerai, ar ne? Tai tada tu gauni išlaikytą savo norimą tradiciją ir tą silkę pataluose, bet tiesiog gali turėti kaip sveikatai palankesnį variantą. Gyvenimo kontekste tas jūsų silkutės ar ten mišrainės, žinai, suvalgymas didesnis porą savaičių per metus tikrai nieko blogo nepadaryti. Tai vad, kas, pavyzdžiui, mūsų šeimai, buvo absoliučiai didžiulis pokytis, tai mes pradėjom žaisti žaidimus per kalėdas, eiti pasivaikščioti visi kartu, ta prasme, kad pavalgai, nusikraustai stalą ir eini žaisti žaidimų ir tada net ir tas ryšys daug geresnis, toks ir pakviesti artimuosius, kad, pabūkim kartu kitaip, ta prasme, kad neįskaudinant, ar ne, ta prasme, kad man svarbu, aš tave myliu ir aš noriu su tavim pabūti artume tiesiog iš tos pusės.